Tai labas iš mano naujo vlogo, aš pasidariau savo vakaro rutiną, išstepiu kremais. Mano kakta yra kaip kūdikio užpakaliukas, žinokit. Nežinau, ką daryčiau be botokso, nes be botokso tai būtų šakės, nes aš labai kilnoju antakius, o dabar galiu tiek pakelti. Ir čia yra biški likusi viena tokia linija. Tai čia dėl to, kad per vėlai botoksą pradėjau. Tau dar per anksti injekcijom? Ne per anksti. Tokiom kaip man, labai daug mimikos turi. Jau reikėjo gal ir nuo 25 pradėjau 31. Tai, bet, juokauju, man čia nėra taip jau svarbu. Ta viena maža linija, čia tokia tipinė vieta, kur randas atsiranda nuo mimikos raukšlės. Tai va, čia dabar kažkaip kad net tą norėjau, ne apie tai net norėjau kalbėti. Tai va, tai šiandien yra kokia diena? Žinau, kad aš visiškai nebežinau, kelinta diena. Vienintelis, kas mane dar į ritmą grąžina, yra savaitgaliai, nes tada važiuoju į Hamburgą. Tai jau reikia žiūrėti, kada yra penktadienis. Kodėl? Kai nereikia, tai atsibunda laikrodis. Kai reikia, nesuveikia šitą funkciją. Žodžiu, šiandien yra, man atrodo, antradienis. Ir žinau, kad rytoj man 8:30 yra laikas pas odontologą. Jis mane followina beje Instagram'e, nes aš jį užfollovinau, nes mano seserė žiūrėk tavo odontologas Instagram'e. Tai jo, mano tą gydytojišką Instagram'ą followina. Tai rytoj eisiu. Turi kažkaip paimti antspaudus implantui, nes dabar jau yra ten tos mėsos prapjautos, jau dabar galima dėti implantų. Tai viskas gerai užgyja, nebuvo jokių problemų. Išimties tvarka nebuvo problemų. Tai žodžiu, tai man reikės 6 keltis, nes važiuot, ta prasme netoli, bet kamščiai bus. Ir nebuvo visiškai kito laiko. O reikia būtinai po 2 savaičių, kad ištrauktų dar siūlę vieną. Vieną aš jau netyčia nukandau, o kita dar liko, nes viena tai dingo kažkur jau, kur man biški trukdė. Toks buvo jautės siūlo gabalas, bet kažkur jis dingo, aš jau jį suvalgiau turbūt. Tai žodžiu, jo, rytoj varau, tai 7:30 reikės išeiti, pusę valandos važiuoti, kartais būna 40 minučių važiuoti, kartais 50 dar pasiparkuoti. Žodžiu, tai aš turėjau 10 atmėgų. Kodėl man tas fucking laikrodis nerodo? Va, 23 valanda. Tai dar iki kėlimos liko 7 valandos. Tai išeisiu lovą. Netyčia pamačiau Instagram'e, kad Eurovizija vyksta, nes mano draugė papostino, kad šiandien Eurovizija, tai biškai pasižiūrėjau. Bet taip tik protarpiais, nes dar tvarkiaus, virtuvės susitvarkiau, žodžiu. Tai va, tai dabar varysiu gulti. Išsploviu šiandien galvą, nes kad rytoj ryte nereikėtų. Dabar va tokia plaukų spalva, čia jinai pas mane keičiasi, kaip aš kada ką pasitonuoju. Tai dabar man labai patinka. Ir jo, rytoj tada anksti keltis, paskui dar varysiu mašiną, nusiplauti, išsirgliuoti, išsivalyti, jau labai seniai to nedariau. Dabar nedaug važinėjau, žinot, tai jo. Ir tada parduotuvę dar, nes pas mus nedarbo diena ketvirtadienis, Jėzaus kilimo į dangų diena. Ar kažkas vėl su Jėzum, kaip visada, aš nelabai gaudausi ten tose dalykos. Tai, žodžiu, bus laisva diena, tai aišku, nieks nedirbs. Tai, žodžiu, aš noriu užsipirkti biškį maistą, buvau dabar, bet aišku, neužteks, nes kaip ir sakiau, pusei savaitės. Tai, jo, ir toliau darbuosiuosi prie savo verslo plano, labai tikiuosi šią savaitę jį pabaigti, kad draugas pertikrintų savaitgalį, būtų labai gerai ir aš jau jį labai noriu priduoti, nes aš jau noriu gauti pinigų. Tai, žodžiu, ir jau noriu pradėti dirbti. Aš negaliu nei cento paimti, iki kol aš nepriduosiu. Kai jau priduosiu, nors ir nebus dar patvirtinta, vis tiek jau galiu pradėti dirbti. Tai, o man rašo klientas, Jėzus Marija, kiekvieną dieną, kada jau bus galima, ar galite namuose suleisti injekcijas, ar galima atvažiuoti į namus. Tipo, nelegaliai, sakau, ne, aš nedarysiu nelegaliai, man labai baisu. Tai, žodžiu, jo. Kas čia dar naujo, oras biški subjuro, biški yra dabar šalčiau, vėsiau. Tai gerai, manęs taip negunda į lauką. Aišku, aš galiu dirbti ir iš sodo, bet vis tiek nebūna tokio produktyvumo, kai dar taip čilini saulėj, negu kad būtų viduje. Tai va, jo, labai džiaugiuosi savo oda. Dar norėjau, užsirašiau savo, kad reikia dar papasakoti, nes vis pamirštu papasakoti apie ką aš dariausi Lietuvoje per procedūrą pas Dovilę. Tai praeitą kartą dariausi trichlor acto rūgšties procedūrą, tai čia irgi viena stipriausių, nes mano oda viską realiai pakelia. Pažiūrėk, šis aš tūsinau tiek ir nieko, nei beria manęs, nei ką. Buvo biški tas toks purge periodas po valymo, nes taip dažniausiai būna, iškelia, žodžiu,
gauni procedūrą, iškelia visą šą į viršų ir tada jau reikia biškai iškentėti, kad visa tai, kas buvo sujudinta, išeitų. Tai buvo biškai čia minimaliai ir čia kažkur buvo. Tai, bet šiaip mano oda labai labai perneša visas procedūras ir man galima viską daryti, nes neturiu visiškai jokio sudirginimo ir jautrumo. Tai praeitą kartą darėm trichloracto rūgštį, tai čia žiemai, nes žiemą jau ten nei spindulių nėra, nei ką. O dabar darėm, parinko man piruvinės rūgšties procedūrą, tai irgi jinai gan stipri rūgštis, griaužia biškai mažiau negu acto rūgštis. Ir tada dar darėm beadatinę elektrinę mezoterapiją ir mano pakelimo lygis yra, ten sakė, 10 lygių elektros ir mano pakelimo komforto lygis, kur galiu dar taip kaip ir kentėti, nors labai taip nekenčiu, yra 8 iš 10. 8 iš 10 aš dar stiprumo galiu kentėti. Ta prasme, sako, wow. Tai ta beadatinė mezoterapija tiesiog buvo užtepti serumai ir tie serumai tiesiog iššaunami yra į odą, į gilesnius jos sluoksnius. Tai va, tai taip dabar yra praėjusios 3-4 savaitės, 3 savaitės yra praėjusios po šitą. Geriausia atrodo oda po keletos dienų, taip sutemta būna, atrodo kaip jau net liftingas padarytas. Aišku, man Gabrielė ir antakius gerai sutvarkė, biškai pakėlė man juos. Aš paprastai, kai dažaus, biškai žemyn varau, bet gal reikėtų ir aukščiau, nes tada atrodo kaip pakeltos akis. Nors man čia nuo botokso viskas yra užkilę nuo mano, čia yra mano tradicinis brow liftas, kurį aš darau. Ir šiandien dar gavau e-mailo, nes turiu savo firmos, kaip keista taip sakyti, savo firmos e-mailą. Ir buvo užklausa, kad ar gali ateiti pas mane, kada galės ateiti, nes vienintelė aš sugebu pakelti antakius, užuot juos nuleidus. Nes buvo toks biški per daug, biški neteisingai vietoj ir bus va taip. Tai žodžiu, man taip irgi yra buvę pas kolegą. Praeitą kartą, tai dabar su mano botoksu taip neatsitiko. Piktai žiūrėti galiu tik taip, biški jau čia pradeda. Minimaliai, bet čia yra pavojingas taškas, aš net nelabai jo noriu, kažkaip būna po 2 savaičių korekcija, aš jau siūlau iš to net nesidaryti, nes čia gali šauti kitą raumenį ir bus taip. Tada kakta yra šitaip, šiek tiek judinasi antakiai minimaliai, kai šypsausi, akis va taip. Nieko man atrodo dirbtino, kad sako, tai va čia, kai čia pas tavai labai dirbtinai atrodo. Man netrodo dirbtinai. Tada jau baigėsi čia veikimas. Tai čia irgi ganėtinai pavojinga zona, dėl to, kad jeigu čia padauginsi, paskui, kai geriai bėga iš burnos viskas lauk, bet aš norėsiu kitą kartą daugiau. Čia biški buvo feilas, su burnos kampu buvo feilas. Man atrodo, pasakau, biški išsijungia viena pusė daugiau negu kita, bet jau atsistatinėjo. Kai šypsausi, biški sunkiai su ta pusė nebenueina visiškai žemyn. Aišku, išsilygina raukšlės, bet žodžiu, ir smakras jau dobelis vėl atsiranda. Žodžiu, burnos sritis yra labai sudėtingas dalykas su botoksu. Ir kaklas. Jo, va šitie dalykai. Čia, aišku, dabar mano amžiui tai nieko, bet žinot, kur būna bobutės su tokiam linijom. Man tai taip, be manęs šitos. Gerai, aš šitom nenoriu. Tai čia galima šitas tvarkyti su botoksu. Aš norėjau išbandyti. Čia yra toksai apatinės veido dalies pakėlimas su botoksu. Nereikia tada hialurono. Čia pradinėse senėjimo stadijose tinka labai. Tai va, ir kas dar, skruostai labai gerai susigulėjo, daug mes nedarėm, labai minimaliai, lūpos irgi, lūpose aš turiu daug problemų, yra jos šiaip suvarytos, jūs gal to nelabai matot, nes jūs nespecai, bet man reikia jas išsitripdyti ir iš naujo pasidaryti. Aš turiu šiaip natūraliai lūpos visada buvo labai putlios, bet aišku, aš toliau atprašaus dar variau. Tai biški yra tam tikrų dalykų, kurių neringa iš vis negali pakęsti, aš matau irgi, bet, kol kiti tie, žinot, neišmanėliai nemato, tai dar gyvenu, nes šiaip man labai patinka, kaip mano neringa bandė jas sutvarkyti. Bet reikia, nes aš matau tokių nelygumų ir sunku net parodyti, čia realiai speco reikia, čia reikia su padidinimu stiklu, žinokit, aš labai esu labai perfekcionistiška. Ir smakras, gal norėčiau biški ir daugiau dar, biški masyvesnio, nes aš taip mano labai mažas smakras, bet čia jau biški, paskui gali per vyriškai atrodyti, tai nežinau. Jo, tai daugiau, tai dabar man nieko nereikia, gal profailo kada pasidarysiu, bet tas profailo taip skauda, aš nežinau, aš atrodo nejautri, bet profailo žiauriai skauda, tai biški dar turiu 3 pakelius namie. Arba sunaudosiu klientėm, arba gal kada vasarą, nežinau. Tai va,
Jo, tokie reikalai, norėjau papasakoti, tai oda. Aš prižiūriu, kaip, aš naudoju iš tikrųjų, perku belę ką, žinok, aš neturiu kažko labai, va dabar iš Dovilės pirkau keletą dalykų, bet dar vis nepradariau, dar vis nepranaudojau. Aš žiūriu, aišku, sudėtis, žiūriu, kad nebūtų jokių nesąmonių, bet pas mane nėra kažko pastovaus, tai žinau, kad daug kas klausia, ką naudoji, aš parodau, ką aš nusiperku, tai dabar, galiu parodyti, gal kas Vokietijoje gyvena, jums bus įdomu, naudoju šitą, čia yra toksai Liquid Refiner, čia šiandien va kaip tik dėjausi, gal dėl to taip kaktoje kažkaip susitempė rūgštis, labai retai naudoju, tada naudoju visą serumą, čia hialuronas. Tokį nusipirkau. Arba turiu sraigės. Kur sraigės? Okay. Tai va sraigės. Žodžiu. Kai aš būnu susikaupus, man taip nebūna, bet kai aš nusikreipiu dėmesį, iškart viskas krenta iš rankų. Sorry, aš žiūriu į save, ne į kamerą, gal reikia kamerą žiūrėti. Tai naudoju va dabar Lietuvoje pirkau vaistiniai. Net nežinau, už tos firmos ėmiau, žiūrėjau, kad būtų geros statys šitą kremą. SPF-us esu rodžius, bet yra ir klausimų buvę, tai gal dar kartą parodysiu, naudoju Sunsistic šitą iš Avenės, ne aplink akis, o visur kitur. Aplink akis, čia yra, man atrodo, jautriom akim, nes mano akis labai reaguoja į SPF-ą, man iš karto šaroja visą dieną. Nusipirkau dar tokį probiotiką, čia yra maitinimas bakterijų, Liquid Balancer. Šitą irgi reikia pradėti naudoti normaliai, keletą kartų panaudau. Tai čia yra... bakterijų maistas, gerųjų bakterijų maistas. Aš biškai su tom mikroflorom organizmo buvau dabar užsivedus jas atsistatinėti. Kaip atsistatinėti? Šiaip pasidaryti tokį kaip ir pasidaryti tiesiog savo mikroflorų, pastiprinti jas. Tai yra visokių būdų, aš papasakosiu gal savo mokamam video, kurį planuoju vis dar padaryti, kaip nenumirti anksčiau laiko. Čia yra šitie omnibiotik, tai šiaip po antibiotikų gerimo, tai aš jau gan seniai nebegeriu antibiotikų, bet šitą vis karts nuo karto išgeriu, kad visos tos žarnyno bakterijos yra žiauriai svarbu visai sveikatai. Ir dabar net yra nauji tyrimai, kad netgi su alergijom yra susiję, nes pelėm, kuriuom pašalino visas žarnyno bakterijas, jom atsirado alergija. Tai žodžiu, daug ko dar mokslas nežino ir daug kas yra dar neaišku. Ir reikia ir bakterijų, bet reikia jas ir maitinti, reikia skaidulų, reikia raugintų produktų. Žodžiu, čia yra labai didelė tema, aš gal pakalbėsiu kada per mokamą kokį video, kai aš pati dar sukonspektuosiu viską, nes aš čia dabar tik tais taip probėgom. Ir čia iš Amazono galiu tikrai rekomenduoti. Čia vokiškai išvedus burnos priežiūros kosmetika. Okay. Tai čia tiesiog dantų priežiūrai. Po maisto tiesiog 60 sekundžių burnoje laikyti ir viskas. Tas taip saldžiai, toks saldus skonis yra cukraus, tai aš po to šiaip nesivalau dar iškart dantų, nes aš šiaip 3 kartus per dieną valaus, tai biškai dar būna palaukiu. Prisėdau ant savo, čia turiu tokią skrynę su dar nenaudota kosmetika, visą skrynę. Matosi, biškai pavargus, apie atrodau, bet norėjau biškai tai parodyti, ką aš dabar būna veikiu, kai aš nedirbu. Aš visą laiką labai prisižiūrėdavau save, bet dabar jau labai max prisižiūriu, nes tiesiog taip per dieną lieka laiko. Tai aš manau, gyvenime svarbiausia balansas, nereikia taip jau labai savęs visiškai ribot, nes tada, aš nežinau, jeigu dabar turėčiau ten atsisakyti cukraus į kavą, atsisakyti desertų, atsisakyti visko, kas nesveika, niekada nebaliavot. Nežinau, man tada jau tas gyvenimas, aišku, yra žmonėm, kam tai patinka, aš nieko nesakau, bet man asmeniškai aš jaučiaus, tai nafik aš iš tada gyvenu. Ir kitas yra proto ribose, kitas yra karts nuo karto, tai yra viskas gerai, mano nuomonė, nes vis tiek kūnas, jis yra kaip mašina. Jeigu tu mašinos neprižiūrėsi, nekeisi tepalų, naudosi viską, kas blogiausia, kenksi, netaisysi, tai aišku, tau jinai labai greit numirs. Jeigu tu mašiną prižiūrėsi gerai, jinai tarnaus tau ilgai ir kokybiškai, bet jinai vis tiek kažkada užsilenks. Nėra normalus apšvietimo, saulė šviečia tiesiai į veidą. Tai norėjau pasisveikinti, šiandien yra gegužės 8 ir aš atvariau dabar čia prie savo seno darbo. Dabar jau važiuoju be pykčio į šitą vietą.
Nesinu išsitraukti siūlų, tiksliau vieno siūlo, nes vieną jau pamečiau. Kažkur jau vienas dingo. Tai yra apsitarti, ką toliau, kaip toliau. Tai dar turiu pusę valandos. Labai gerai visai atvažiavau, kamščių biški buvo, bet, aišku, aš išvažiuoju visą laiką su jau labai daug laiko rezervo. Tai geriau aš čia palaukiu negu namie, nes paskui visko gali būti. Tai jo, tai varysiu iki tenai, tai užtruks turbūt kokias 10 minučių tikiuosi. Ir tada važiuosiu toliau, man reikia nusiplauti mašiną, išsivalyti mašiną, išsisirbliuoti, žodžiu, viską pasidaryti. Ir į parduotuvę, nes rytoj nedirba parduotuvės, nes yra kažkas vėl su Jėzum. Ačiū Jėzu už laisvą dieną, bet dabar man vis tiek visos laisvos. Jo, ir oras labai geras, jau vėl atsistatinėja, tik dabar dar labai šalta laukia, 11 laipsnių. Gal dar nueisiu iki darbo seno, aplankyti registratorių, net nežinau, žiūrėsim. Sesė sakė, kolega šiandien prasinešė, kad nedirbs ir kad dabar visus klientus, pacientus reikės jai perimti, sakau, tai gali parašyti čia, paklausą, ar Indrė gal gali. Jokauju. Tai, žodžiu, kaip visada. Jo, jei jau irgi nebedaug čia liko dirbti, tai tada nebeturės visi, kur eina dėl vardo, dėl pavardės tos pačios. Sakė, visi eina tik dėl pavardės pas ją, nes mano pavardė. Ir aiškina tada, kad, man jūsų sesė, tai va dar čia dėjo taško, jūs čia neišdėjo, čia man dėl Braulifto reikia, kaip užknasa. Nes jinai padarė labai greitai ir neskaudžiai ir labai jinai faina ir aš noriu, kad būtų lygiai toks pat rezultatas kaip pas jūsų sesę. Mano sesė tiesiog nebegali šitų dalykų klausytis, dar visi klausinė, o kaip jai sekasi, tai tipo irgi sako, jo, geriausia savo gyvenimą gyvena, keliauja, tūsina, tai žvengiam su sesė, sakau, sakyk, kad dalyvauja konsuose ritualuose, degina kaulus, jinai kažkaip taip parašė, reikia susirasti. Nes visi ten iš tiesai nori apie mane kalbėti, tai buvo. Užsiema dalykais. Žodžiu, gerai viskas, aš turbūt jau pabiškeisiu, mėgstu biškai anksčiau ateiti ir geriau ten dar pasėdėti, negu čia. Nu ką, aš jau paėmė antspaudus tiesiog, dabar gamins 2 savaitės tą patį dantį, kurį reikės uždėti. Tai varau iki darbo, sesė parašė, kad kalbėjo su registratoriu ir kad aš gal ateisiu ir sakė, būtinai ateiti, pyrago iškepė. Labai manęs laukia, aš turiu savo pusryčių smūtį, kurio prieš tai dar negalėjau, nes dantis. Tai čia yra mano košės variantas to go. Avižos, augalinis pienas, bananas, proteino milteliai, aliejus, linų sėmenų aliejus ir dar biškį cinamono. Tai čia būna mano... Žinok, dabar jaučiuosi, kaip eičiau darbą, nes einu darbo keliu. Čia mano senas kelias į darbą, einu su smūčiu, nes aš taip pusryčius valgydavau, nes aš negaliu iškart valgyti, nebent būčiau viešbutį. Ir čia yra mano kelias į darbą. Kai buvau praeitą kartą nuėjus ten daiktų pasimti kažkas tokio ir viena klientė, mano šiaip labai gera klientė, jinai buvo pas kolegą naujoką ir tada mane pamatė, sako, galima kaip nors pas jūs. Tai sakau, gerai, daviau iš savo Instagram. Šiaip gražioj vietoj gan darbas, nes čia yra senamiestis Bremeno, kuris yra šiaip žiauriai gražus, jis yra net UNESCO kultūros paveldo sąraše. Čia Vėzerio upė, dabar nusekus, nes čia vyksta šitas potvynis atoslūgis dėl Šiaurės jūros ir čia yra šitam pastate mano darbas pirmam aukšte ir mano langai ten pirmam aukšte. Taip nekęsdavau šitos vietos, negaliu, bet dabar tai visiškai dzin balandis. Čia eidavau pasivaikščioti, jeigu turėdavau pauzę, kažkiek bent pauzės, pietų pertraukos. Šiaip labai gražu čia. Danach noch länger zu bleiben, weil ich denke mal, sie will auch nach Hause. Nu va, jau einu link mašinos, tai kaip tik atėjo klientė lietuvė, kuri pas mane 100 kartų buvo ir kaip tik aš savo Instagramą daviau, nes jinai tipo, aš taip pas jūs noriu, sakau, aš čia jau nebedirbu. Dabar keliauju į plovyklą mašinos. Gerai, kad papusryčiavau, davėm pyrago savo kepto, Emily, labai faina registratorė. Tai jo, gera diena, gerai prasidėjo. Kann ich dir bitte gegenkommen, ne? So, moin, danke.
Nu, va, visas kitas daržovės, kurios greit genda, aš perku tokia maža parduotuvėlė. O, gražus giliniai. Čia beje sudegęs toksai restoranas. Čia esu vieną kartą labai gerai užtūsnus, kai buvo karnavalas užgavėnių. Buvo geras balius. Tai va, tai galvojau pasimsiu tik salotų, bet dar pasiėmiau ir, žodžiu, viską, kas greit genda, uogas ir panašiai prekybos centruose. Nu, neįmanoma nusipirkti Vokietijai, nes viskas jau yra papelyje, išskyrus Lidlę. Lidlė būna šviežus. Bet visose kitose tai yra kažkoks košmaras. Tai perku, sumokėjau 20 eurų už šitą visą apsipirkimą, bet bent žinau, kad nebus sugedę viskas, tai gal išsilaikys iki porytojus, nes man dar reikia iki porytojus valgyti ir noriu kažko sveiko, jau dabar kreivinu sveiko maisto ir sveikos gyvensenos. Mašina nuplauta, maisto pakrauta ir keliavom namo. Tai mano apsipirkimas avižų jau reikėjo, tada darysiu tokį patiekalą. Kadangi turiu mango padažo, jį reikėjo sunaudoti po truputį, nes jau greit pasibaigs galiojimas, tai galvoju, ką galima pasidaryti. Tai galvoju vištieną, čia pasiėmiau vištienos su anakardžiais ir nežinau, kokių daržovių reikia, bet tada pasiėmiau išsirinkimui, kadangi geltonas padažas, tai geltona paprika, cukinė geltona ir tokių šaldytų. Ką nors sukonstruosiu. Saliamis, čia yra jautienos. Tiesiog dabar pastaruoju metu labai mažai mėsos valgau, tai kažkaip šiek tiek norisi. Ir pienas į atsargą ir čia jau biškirodžių, tai arbūzas, braškės, avietės, čia salotos, dabar eisiu užkandžiauti, labai mėgstu tiesiog brokėlių, visi mato, ir tai štai tokias daržovių. Ir dar mangas, jis yra nokintas ant medžio, o ne nuskintas žalias, tai žodžiu, turėtų būti geresnės kokybės, jau esu pirkus ten keletą kartų, kainuoja 5 eurus, bet gal galvoju dar į tą patiekalą kaip nors įmaišyti, nežinau, visiškai dabar bandau išnaudoti atsargas, kurios jau greit baigsis galioti, nes aš prisipirku tos sargų ir paskui nebesinaudoju, pas mane vis dar yra, yra šitiek arbatų dar iš Lietuvos, tai aš nežinau, kam aš tiek prisipirku, aš paskui metus naudoju viską, tai dabar jau stengiuosi nebepirkti atsargas nieko. Blemba. Čia mano sodo outfitas, jei ką aš čia taip biški ant saulės, bet pristepus SPF-us, skėčiu nuo saulės, su skrybelė, kad šitos vietos negautų saulės, bet vis tiek karšta labai. Tai norėjau papasakoti dabar šildaus maistą, ką vakar dariausi. Norėjau papasakoti, vakar kėliau TikToką savo tą virčį dalyką, kad kodėl išsipildo mano visi norai, dėl to aš pastoviai užsiemu kokiais nors dalykais tokiais. TikTok'e tai žymiai geresnis algoritmas, Instagram'e dar 1000 peržiūrų nėra, o TikTok'e jau 5000. Tai. Ir vakar parašė tokia pana, aš jos nepažįstu, parašė komentarus, ką man daryti, dingo mano katė, ten negrįžta 5 dienas, jau viską išbandžiau, ten viską padariau ir niekaip negrįžta, ir aš parašiau ten kokį pabandyti burtą, kaip manifestuoti ir palinkėjau, tikrai viduje palinkėjau širdyje, kad grįžtas katinas, dabar parašė, grįžo vakar 11 vakaro. Tai smagu, kad veikia. Gal man irgi dar papildomą karjerą pasidaryti, pildyti nors žinokit, bijočiau užsiimti šito, nes paskui neišsipildys ir sakys, ką tu čia dabar. Tai nebent galėčiau siūlyti konsultacijas asmeninės, Indrė vėl savo verslumu, siūlyti asmeninės konsultacijas. Galim pagalvoti apie šitą, jeigu domina, rašykite į PM. Aš jau kartais nebežinau, ar čia man tušukės laimę neša, ar čia kas yra, ar čia man tiek laimės nori, tai, karočią. Labas rytas, darausi pusryčius. Tai vakar netyčia aptikau receptą tokiam senam žurnalė, kurį varčiau, kai valgiau, nes mėgstu, kai valgau, skaityti receptus. Tai čia yra gervuogių šeikas pusrytinis. Tai turiu šaldytų gervuogių, šiek tiek jau atsišildžiau. Aš darau ne pagal dozavimą, bet iš akies, žinokit, turiu braškių, turiu mėtų sodą, čia yra jogurtas ir tiesiog pienas. Tai aš iš akies sumaišysiu, čia viskas surašyta, kiek gramų ko reikia, bet tiek to. Tai įdomu, kas gausis. Ir medus. Ir čia yra dar braškės ir avietas, galvoju, taip susimaišysiu gražiai, bet pasiėmiau per mažą dubenėlį, bet paskui, galvoju, tiek to. Valgysiu nuo viršaus, tai čia vitaminų bomba. Ir va šitaip gražiai atrodo, ne? Labai skaniai. Pasigaminau ryžiai, vištieną su indiškais prieskoniais, cukinė. Nežinau, ar tinka cukinė ir paprika prie šito, bet dėl spalvos ėmiau. Čia kaip viena draugė. Kokią mašiną vairuoji? Mėlyną. Biškį prieskonių dar įdėjau ir pasikepinau anakardžių riešutų. Tai čia bus mano pietus, vakarienė ir rytoj dar pietus ir rytoj jau važiuoju į Hamburgą. Tai pasibaigs mano savaitės virimo ir gaminimo vargai. Išvariau su dviračiu, tai pažiūrėkit vėl kaip tinka nagai, atitaikiau pavasario spalvą.
vadinasi, šiandien yra Jėzaus ėmimo į dangų diena, tai čia švenčia kaimas. Jo. Tai labas iš penktadienio. Aš atvažiavau ką tik į Hamburgą. Nusidažiau šiandien antakius, tai dabar tokie ryškus, bet vienas veido plovimas ir bus jau tada idealiai. Nesidažiau šiandieną. Noriu pailsinti odą, dabar labai daug makiažo naudojau pastaruoju metu, tai biškai pakvėpuos oda. Ir varysiu iki mano draugo darbo ir eisim apsipirkti, nes šiandienai nieko neturim, sakė, reikia dar apsipirkti, tai ten yra tokia faina parduotuvė, pavažiuosiu su autobusu, man atrodo, ten 3 stotelės ir būsiu. Dabar biškai super anksti, tai dar nusinešu daiktus. Tašes. Aš visą laiką savaitgaliais daug važiuoju, visko reikia makiažą visą atsivežti. Turiu tenai, bet nepilnai ir reikia viską atsivežti, nes mažai kur galime eiti. Žodžiu, visą laiką yra rakandų, ką vežiotis. Tai jo, ką aš veikiau pastarosiam dienom, tai rašiau savo toliau tą verslo planą. Skaičių dalį, dar šiek tiek ir teksto dalį vėl koregavau, tai dabar savaitgalį norim viską persikoreguoti, kad aš jų galėčiau po truputėlį priduoti, nes jau man atsibodo šitas dalykas kažkokio telefono. Gal suskaldžiau? Ne, čia kažkoks dalykas, pūkas kažkoks buvo, galvoju, kad suskaldžiau. Jo, tai va, viskas gerai, yra šilta, oras fainas, savaitgalį ramiai praleisim, nes paskui laukia manęs 2 savaitgaliai vėl su kelionėm. Tai dabar noriu biškai palsėti. Na, aišku, palsėti čia relatyviai, nes reikia dirbti. Ir dar varysiu savaitgalį, sekmadienį, varysiu pas sesę, vis jau nukelinėjom, vis turiu botoksą suleisti jai ir mamai. Tai dabar jau sakė, tinka visom. Tai bus faina, nes nesu buvus sesės bute naujam, tai labai įdomu pakvietė. Es sind leider so riesengroße Kräuter drinnen. Den habe ich jetzt zuletzt mal. Hier und da nochmal ein kleines anderes Aromachen. Ja. Boah, ich wollte gerade sagen, das ist hier so schwer alles. Ist das für Hähnchen? Nee, für Pilze. So wie Steak. Du kennst die Dinger, oder? Ja, ich kann die da machen. Da hat einer einmal kommentiert auf meiner Story, wo Hoffentlich sind die nicht zu salzig. Das probieren müssen, so mit Keulchen. Ir va man kokių ledų parnešė fainų. Labas ir sekmadienio. Varau pas savo sesę, čia netoli jos tokia bažnyčia, labai patiko skulptūros. Šito be pirštinių reikia. Pirštinas tik jau kai ant pacientų. Čia aš einu per miestą su kibiru. Tai čia pati pagrindinė Hamburgo gatvė. Bet kibiras yra mano draugo ir jį reikia atiduoti ir jis atsidūrė pas mano sesę. Tai Jo, tai čia to kibiro kelionė yra 2 mėnesiai, mes niekaip negalime atiduoti draugui kibiro. dabar turiu nešti per Hamburgą. Jo, Dabar kai važiuoju su kibiru. tik yra viso ko pagrindas. Pieną, karvę pamelžti, daržus palaistyti, nu tai vanduo. Kibiras. Kaip tu be kibiro gali išgyventi? Čia yra pagrindas. Keletas dalykų, tai buvau pas sesę, tai atidavė man šitos, sakė, jei nereikia, nusipirko. Tai aš čia naudosiu, čia šiaip yra indam, bet aš naudosiu makiažų į stalčių įsidėti, nes aš labai nemėgstu, kai makiažas būna tiesiog stalčiui palaidas ir tiesiai ant medžio, nes vis tiek reikia valyti, tai tokie žymiai geriau išsivalyti. Tai sakė, netiko jai tokie ant durų dalykai, aš jau tokį vieną turiu vonioj, bet gal į spintą įsidėsiu. Ir nusipirkau vėl nuo skrusdėlių dar vieną dalyką, nes buvau padėjus vienoje vietoje, ten išsinaikino, dabar perėjo prie mano durų. Žodžiu, tada draugas atidavė dar va, tokį oatmeal spice, jis gavo dovanų tokį visą dėžę nuo mūsų draugų su gimtadieniu. Ir jis, aišku, nevalgo to oatmeal. Čia panašiai, kur aš jau buvau pasiemus, bet šitą kažkaip praleidom, nes ten yra bananų duonos, tada kavos ir čia yra avižinės košės prieskoniai. Ir išnaudojau šitą CeraVe losjoną. Žiauriai geras, labai patinka, tik gan brangus, 25 €, man atrodo, o man sueina žiauriai greitai. Bet karts nuo karto šitą irgi nusipirku, labai fainas.
Nu, va, kokie gražus orai, vėl atėjo, aš važiuoju su dviračiu, šiandien dirbau nemažai ir dabar sumontavau šitą vlogą, iškart jį ir įkelsiu, nu gal ne iškart, pirmas dviračiu varau ir po to, kai eisiu dušą, galėsiu kelti jums šitą vlogą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, žinau, kad yra vienas klausimas apie botoksą dar neatsakytas, bet atsakysiu tada sekančiam ir susitiksim tada jau labai greitai. Tai laikinkit, komentuokit, rašykit ir žiūrėkite mane toliau. Ate.